Hola, hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Sveiki atvykę į mano kanalą Ispanų kalba su Elisa. Šitame kanale mes kalbame apie ispanų gramatiką, žodyną, gyvenimą, žinias, aktualijas, apie viską mes kalbame šitame kanale. Jeigu dar neprenumeravėte kanalo, mielai kviečiu tai padaryti, man bus labai malonu, bet to YouTube algoritmai dėja irgi to reikalauja, prašo. Dėl to aš būčiau labai dėkinga už jūsų prenumeratą ir už jūsų laiką šitam video. Ir šiandien mes su jumis pakalbėsime apie 40 labiausiai naudojamų būdvardžių ispanų kalboje. Taip, aš jums parodysiu, pasakysiu, išversiu visus 40 veiksmažodžių, kuriuos jūs galėsite naudoti savo kasdienėje kalboje. Ir jie tikrai yra naudojami kasdien. Bet ką jūs sakysite, jūs pamatysite, kad jūs naudosite vieną iš šitų 40 veiksmažodžių. O jeigu dar jūs nemokotės ispanų kalbos, galite prisijungti prie mano mokyklos mokinių ir mokytis ispanų kalbos jau nuo dabar. Ir nelaukti kažkokio tinkamo laiko, negaišti jo, nes ispanų kalbos mokymusi laikas užtrunka. Čia nėra vieno mėnesio dalykas, reikia visgi laiko. Ir jūs galite pasirinkti arba su mokytoju 2 kartus per savaitę, arba kursas mokausi pats, kur jūs mokotės patys savo, jums tinkamų laikų, online platformoje žiūrite vaizdo įrašus ir toje pačioje online platformoje atliekate pratimėlius. Mielai kviečiu, apačioje jūs rasite nuorodą į mokyklos puslapį, galite ten visą informaciją perskaityti, o jeigu norite su manimi susisiekti, tai apačioje irgi rasite nuorodas į mano socialinius tinklus Instagramą ir Facebooką. O mes, aš galvoju, galime pradėti. Ir aš pradėsiu nuo pirmo veiksmažodžio, kuris yra ser, reiškia būti, jis yra vienas iš pagrindinių, mes per pirmas 3 pamokas ar 4 jau jį mokomės, nes būti, taip čia yra bazė veiksmažodis ser, pavyzdžiui, jo, šoj, taip aš esu. Jeigu jūs norite pasakyti savo vardą, profesiją, jūs visada naudosite šitą būtent veiksmažodį ser. Be to, jis yra netaisyklingas. Ir kas jau mokosi ispanų kalbos, arba kas tik dar palėtė, taip mokymasi ispanų kalbos, žino, kad ispanų kalboje yra labai daug taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių. Taigi šitas veiksmažodis ser yra pilnai netaisyklingas. Sekantis veiksmažodis būtų estar, kuris reiškia irgi būti. Ir labai dažnai mokiniai painiojasi tarp ser ir estar, kada naudoti. Ir aš čia taip trumpai papasakosiu, kad estar reiškia būti, bet mes estar naudojame, kai kalbame apie vietovę, taip kur mes esame, apie nuotaiką, apie jausmus. Vadinasi, veiksmažodis estar, jis išreiškia daugiau tai, kas yra nepastovu ir pasikeičia, o veiksmažodis ser, kuris reiškia irgi būti, mes jį naudojame jau su tuo, kas yra pastovu. Pavyzdžiui, mūsų vardas, taip, jis juk yra pastovus, jis negali keistis kas 5 minutės. Va, čia toks minimalus tas skirtumas tarp šitų dviejų veiksmažodžių. Estar, pavyzdžiui, yo estoy en casa. Aš esu namie, taip kur, aš esu namie. Arba yo estoy contenta. Aš esu patenkinta. Arba yo estoy hablando. Aš kalbu šiuo metu, dabar šią minutę, aš kalbu, yo estoy hablando. Tikrai mes daug kur naudojame ir tikrai naudojame su įvairiom konstrukcijom. Trečias veiksmažodis būtų tener, turėti, irgi labai populiarus, labai visur naudojame tener, turėti. Pavyzdžiui, tengo 40 años, turiu kiam metų. Tengo flores, turiu gėles. Tengo flores, turiu gėles. Taip, vadinasi, tener, turiu. Arba tengo miedo. Man baisu, tengo miedo, irgi su tener mes turime tam tikras konstrukcijas, būdvardžius, su kuriais mes naudojame būtent tener ir čia viską jūs mokotės per ispanų kalbos pamokas. Tener, turėti.
Ir veiksmažodis tener irgi yra netaisyklingas. Sekantis veiksmažodis būtų hacer, hacer. Daryti, hacer, daryti. Jis irgi netaisyklingas. Pavyzdžiui, pirmas asmo būtų yo hago, aš darau. Yo hago, taip, aš darau. Daryti, hacer. Sekantis yra veiksmažodis ir. Ir eiti, važiuoti. Jis išreiškia judėjimą. Eiti arba važiuoti. Ir jis visiškai yra netaisyklingas. Nes, pavyzdžiui, pirmam asmenį mes sakysime jo boj. Jo boj, aš einu, aš važiuoju, jo boj. Ir kaip matote, V raidelė, taip ispanų kalboje mes tarime kaip B. Jo boj, ne voj, bet boj. Eiti, važiuoti. Bet su šito veiksmažodžiu mes dar turim tokią konstrukciją ir plus A plus bendratis. Ir su šita konstrukcija mes galime išreikšti savo planus, ketinimus, ką mes darysime netolimoje ateityje ir mūsų užtikrinti planai. Pavyzdžiui, hoy, šiandien, hoy voy a ir al supermercado. Šiandien eisiu į maisto parduotuvę. Mano planas ir aš būtent šitą konstrukciją naudoju. Ir veiksmažodis ir reiškia eiti, važiuoti. Šeštas mūsų veiksmažodis yra poder, poder, galėti, poder. Irgi netaisyklingas. Yo puedo, aš galiu, yo puedo hablar, aš galiu kalbėti. Taip, poder, galėti. Decir, matote, C mes tariame, tai kai švepluojame tarsi, taip, decir. Liežuvis tarp dantų ir tarsi pučiame airę orą. Decir reiškia sakyti. Decir sakyti. Ir vėl, mėlėja, jis yra netaisyklingas. Pirmas asmuo iš asmenuoto veiksmažodžio būtų yo digo, aš sakau. Yo digo la verdad, aš sakau tiesą. Decir, sakyti. Aštuntas veiksmažodis būtų ver, matyti. Yo te veo, aš tave matau. Yo te veo, aš tave matau. Dar, duoti. Ir pirmas asmuo aš būtų yo doy, aš duodu. Yo doy. Pavyzdžiui, doy las clases de español. Aš duodu ispanų kalbos pamokas, bet lietuviškai, jeigu ne pažodžiui, mes išverstume, kad aš mokinu ispanų kalbos. Jo doy, aš duodu. Taip, bet dar yra duoti. Pavyzdžiui, dame, čia būtų duok man. Dame, duok man. Galėsite jau naudoti. 10 veiksmažodis būtų saber. Saber būtų žinoti, saber. Ir aš, pavyzdžiui, pirmu asmeniu pasakyčiau, yo sé, aš žinau. Matote, vėl netaisyklingas, bet tik pirmame asmenyje. Yo sé, tu sabes, tu žinai. Yo sé, aš žinau. Yo sé, que quieres decirme. Aš žinau, ką nori man pasakyti. Ir dar su šito veiksmažodžiu saber, žinoti, taip jis reiškia, bet su juo mes dar galime, ne tai, kad galime, o visada taip mes išreiškime savo įgūdžius, tai, ką mes mokame daryti. Pavyzdžiui, sé conducir, moku vairuoti. Sé cocinar, moku gaminti. Taip, būtent su saber, sužinoti, mes irgi išreiškėme mūsų įgūdžius, tai, ką mes mokame daryti. Sé cocinar, sé conducir, taip, aš moku vairuoti. Veiksmažodis querer turi 2 reikšmes ir iš konteksto mes jau suprantame, apie ką eina kalba. Querer vadinasi būtų arba norėti, arba mylėti. Turi 2 reikšmes. Yo te quiero, aš tave myliu, yo te quiero. Arba quiero beber agua, noriu gerti vandens. Quiero beber agua. 12 būtų llegar, atvykti, ateiti. Llegar, atvykti, taip, ateiti. Yo llego, aš ateinu, aš atvykstu. Yo llego. Veiksmažodis pasar. Irgi pasar turi keletą reikšmių. Pavyzdžiui, pasar. Vienas iš būtų praleisti. Pavyzdžiui, praleisti laiką, pasar el tiempo. Paso el tiempo con mi familia. Praleidžiu laiką su savo šeima. Arba praleisti taip žmogų. Pavyzdžiui, taip praeikite. Būtų sí,
Pasa, pasa. Sí, pasa, pasa. Taip, praeikite, praeikite. Tai vadinasi, pasar reiškia praleisti arba praeiti. Pavyzdžiui, tenemos que pasar este tema. Turime praeiti šitą temą. Ir taškas, taip. Deber. Deber reiškia privalėti. Pavyzdžiui, tu debes hacer tus deberes. Tu privalai daryti namų darbus. Deber privalėti. Veiksmažodis poner. Pirminė jo reikšmė yra kažką padėti. Poner. Taip, poner. Padėti į vietą. Poner, pavyzdžiui. Poner jaron. Taip, poner jaron. Pastatyti vazą. Poner. Bet poner mes galim naudoti irgi, kai norim pasakyti kažką įjungti. Įjungti skalbyklę, įjungti kompiuterį, irgi mes naudosime šitą veiksmažodį poner. Pavyzdžiui, hay que poner los libros a la mochila. Reikia padėti, įdėti knygas į kuprinę. Quedar. Šitas veiksmažodis reiškia susitikti. Taip, labai dažnai mokiniai painioja su jo sangražinė versija būtų quedarse. Bet quedarse yra pasilikti. Taip, quedarse, pavyzdžiui. Me quedo en casa. Pasilieku namie. Pasilieku namie. Me quedo en casa. Sangražinis. Bet quedo con amigos. Susitinku su draugais. Quedo con mis amigos. Susitinku su mano draugais. 18 veiksmažodis būtų haber. Jis reiškia būti. Jo forma, kurią labiausiai mes naudojame, yra ai. Ir mes jį naudojame, kai norime kalbėti, kad kažkas yra, tarsi kažkas egzistuoja arba neegzistuoja. Pavyzdžiui, hay un móvil en la mesa. Taip, yra telefonas ant stalo. Bet aš galiu pasakyti, kad no hay ningún bolígrafo en la mesa. Nėra jokio tušinuko ant stalo. Taip, būtent tokiose situacijose mes naudojame veiksmažodį haber, kuria forma jis turi ai. Taip, ai. Hay flores en la mesa. Ant stalo yra gėlės. Hay ordenador. Yra kompiuteris. Sí? Ir no hay ningún bolígrafo. Ir nėra jokio tušinuko. Hablar, kuris reiškia kalbėti. Jis yra pilnai visiškai taisyklingas. Yo hablo, tu hablas, él, ella habla ir taip toliau. Hablar, kalbėti. Hablo con mis amigos. Kalbu su savo draugais. 20 veiksmažodis yra llevar. Llevar būtų nešti. Llevar. Vėl dvigubą eilę mes darome kaip j, taip je, ir v mes darome kaip b, llevar. Būtų nešti arba vežti. Turi dvi reikšmes. Hoy llevo mochila. Šiandien nešu kuprinę. Hoy llevo mochila. Llevo gafas. Llevo gafas. Nešioju akinius, galime pasakyti. Llevo gafas. Llevo mis hijos al cole. Vežu savo vaikus į mokyklą. Llevo mis hijos al cole. Matote, vėl mes naudojame tikrai kasdienėme gyvenime. Patys paprasčiausi sakinėlį dejar. Būtų palikti, dejar palikti, arba būtų paskolinti. Pavyzdžiui, dejo todo y salgo. Viską palieku ir išeinu. Todo dejo. Viską palieku. Dejar. Arba paskolinti. Ir aš galiu pasakyti, me dejas 5 euros, ar man paskolinsi 5 euros. Me dejas, taip, me dejas, ar man paskolinsi. Seguir būtų sekti. Taip, kažką toliau daryti. Pavyzdžiui, tenemos que seguir con este tema. Turime sekti su šitą temą. Taip, turime toliau dirbti. Arba galim pasakyti, tienes que seguir todo recto. Turi eiti visą laiką tiesiai. Tienes que seguir recto. Turi eiti tiesiai. Taip pat seguir būtų sekti. Me sigue alguien. Me sigue alguien. Mane kažkas seka. Seguir, sekti
tęsti. Encontrar, surasti. No encuentro mis gafas, nerandu savo akinių. No encuentro mis gafas. Llamar, llamar būtų skambinti arba skambėti. Pavyzdžiui, tengo que llamar a mi amiga. Turiu paskambinti savo draugai. Tengo que llamar a mi amiga. Arba skambėti kaip telefonas skamba. Tai pavyzdžiui, mama, te llama tu hermana. Tau skambina tavo sesuo. Te llama tu hermana. Tau skambina tavo sesuo. Ir vėl šitas veiksmažodis turi ir savo kitą sangrąžinę pusę, kuri yra llamarse. Irgi vienas iš pirmų, kurį mokiniai išmoksta, nes llamarse yra vadintis, llamarse, vadintis, pavyzdžiui, me llamo Elisa, me llamo Diana, me llamo Arturo, taip aš vardu, llamarse. O llamar būtų skambinti, venir, ateiti, venir, ateiti. Pavyzdžiui, ya vengo, jau ateinu, ya vengo, jau ateinu, arba puedes venir aquí, ar gali čia ateiti, puedes venir aquí. Ir irgi šitas veiksmažodis, kaip girdite, yra netaisyklingas, nes bendratis yra venir, o aš sakau, yo vengo, aš ateinu. Pensar, pensar, galvoti, yo pienso, aš galvoju. Pienso que estoy cansada, galvoju, kad esu pavargusi. Pensar, pienso, aš galvoju, galvoti. Salir, išeiti, salir. Yo salgo, aš išeinu. Arba ya salgo al supermercado, jau išeinu į parduotuvę. Volver, grįžti, volver, grįžti. Vuelvo de viaje, grįžtu iš kelionės. Vuelvo del viaje, iš kelionės. Volver, netaisyklingas, yo vuelvo, aš grįžtu. Tomar, tomar. Irgi toks veiksmažodis, kad yra įvairios situacijos, kada mes jį galime naudoti, bet dažniausiai mes tomar naudojame, kai norime pasakyti, kad norime gerti, valgyti. Tai pavyzdžiui, vamos a tomar algo, einame ką nors išgerti. Vamos a tomar un bocadillo, einame suvalgysime sumuštinį. Arba aš galiu pasakyti tomar kaip toma, imk. Taip, toma būtų imk. Conocer būtų pažinoti, conocer. Yo te conozco, aš tave pažįstu. Yo te conozco, aš tave pažįstu. Arba no conozco esta ciudad, aš nepažįstu šito miesto. No conozco esta ciudad. Conocer, vėl netaisyklingas, pirmam asmenyje, yo conozco. Vivir, gyventi. Yo vivo en España, aš gyvenu Ispanijoje. Yo no vivo en Lituania, aš negyvenu Lietuvoje. Vivir, gyventi. Sentir, jausti. Sentir, jausti. Siento dolor de la cabeza. Taip, aš jaučiu galvos skausmą. Siento el dolor de la cabeza. Trabajar, dirbti. Yo trabajo en una escuela, aš dirbu mokykloje. Yo trabajo en una oficina, dirbu ofise. Trabajar, paprastas veiksmažodis, yo trabajo, aš dirbu. Escribir, escribir būtų rašyti. Escribo carta a mi amigo, rašau laišką savo draugui. Leer, skaityti, leer, skaityti. Leo los textos en español. Skaitau tekstus ispanų kalba. Comer, valgyti. Comer, valgyti. Como paella, valgau paelija. Como pescado, valgau žuvį. Bet pescado, taip jau yra ta negyva žuvis, kurią mes valgome, nes žuvis, kuri plaukioja, yra el pez. Turėkite omenyje šitą skirtumą. Beber, gerti, matote, ispanų kalboje beber yra toks ženklas, gerti, beber. Bebo agua, geriu vandenį. Bebo un refresco, geriu gaivųjį gėrimą. Empezar, pradėti, empezar. Empiezo las clases de español. Pradedu ispanų kalbos pamokas. Empiezo a estudiar español.
Pradedu mokytis ispanų kalbos. Empiezo a trabajar. Pradedu dirbti. Matote, empezar mes visada naudojame su a. Pradėti, kažką daryti. Buscar, ieškoti. Busco un libro de filosofía. Ieškau filosofijos knygą. Busco mis llaves. Ieškau savo raktų. Buscar, ieškoti. Ir paskutinis, šiandienai 40 veiksmažodis yra entrar, entrar, užeiti. Entra, por favor. Užeik, prašau. Arba no puedo entrar, negaliu užeiti. Komentaruose galite rašyti, kiek veiksmažodžių jūs jau žinojote, kokie veiksmažodžiai jums buvo nauji, rašykite komentaruose, bendraukime, bus labai įdomu pasižiūrėti, kiek jūs žinojote, o galbūt jūs jau žinojote visus 40, galbūt jūs jau labai gerai mokate ispanų kalbą, irgi parašykite, bus labai įdomu pasižiūrėti, paskaityti. Ačiū, kad buvote, kad žiūrėjote, neužmirškite prenumeruoti kanalo, apie laiką irgi neužmirškite, 1 sekundės reikalas, o man tiek džiaugsmo. Ir jau greitai susitiksime sekančiame vaizdo įraše. Hasta pronto!